Neringa, labas rytas. Sveiki. Ir šis rytas prasidės naujienomis apie fasadus. Kokie tie tipai fasadų? Fasadų tipai šiandien dienai prastai yra vėdinamas ir nevėdinamas. Pagrindiniai vėdinamo fasado pliusai būtų galbūt tokie, kad turime labai plačią gamą pačių medžiagų. Yra nuo akmens masės plytelių, fibrocementinių dailylenčių, paprastų medinių dailylenčių, plastiko ir nevėdinami fasadai, tai yra dekoratyvinis tinkas, klijuojamas klinkeris, ar ne, ir kitos. Tai pirmas dalykas, būtent ką paprastam vartotojui reikėtų žinoti, tai kad prieš statant namą tiesiog reikia apsispręsti, kokio tipo bus jų fasadas. Paskui keisti nebebus galima. Jeigu, tarkim, aš noriu dėti fasadinės plokštės ant fasado, bet pasidariau nevėdinamą fasadą, tai jau aš plokščių dėti nebegalėsiu. Tai vad ką pirmą mes turim atsižvelgę į vietą, kur stovės mūsų namas, į techninės visas charakteristikas, su konstruktorium, architektu apsispręsti, kokį fasadą mes renkamės, vėdinamą ar nevėdinamą. Pasirinkę būtent fasado tipą, mes pereinam prie medžiagų. Šiandien dienai vienas iš populiariausių sprendimų, jeigu tai yra nevėdinamas fasadas, tai yra dekoratyvinis tinkas, plati spalvų gama, antra priimtina kaina ir trečias pakankamai lengvi montavimo darbai. Vienas iš tokių pagrindinių minusų, kad būtent su dekoratyviniu tinku galima dirbti, kai lauko temperatūra paros yra ne mažiau nei +5 laipsniai. Tai tarkim jau šaltuoju sezono metu darbų atlikinėti negalima. Bet pasiplanavimu Taip. Galima suspėti, ar ne, pasiplanavus? Taip. Jei namas stovi pamiškėje, prie upės ar ežero, dekoratyvinio tinko fasadas bus linkęs žaliuoti. Kad įveiktų tokias gamtos išdaigas, fasadas turi būti nudažytas labai kokybiškais dažais. Miškingoje vietovėje stovinčio namo fasadui paprasčiau būtų rinktis kokybišką medieną. O kokią medieną rinktis? Galima rinktis tiek lietuvišką, tiek importuotą. Tai priklauso nuo pačio žmogaus ir jo pasirinkimas, kiek jisai su architektu ar konstruktorium apspręs. Tai vienas privalumas dailylenčių būtų tai, kad tiek medinių, tiek fibrocementinių iš tikrųjų, kad su jom galima dirbti ir šaltuoju metų laiku. Kokios dar yra alternatyvios medžiagos medžiui arba struktūriniam tinkui? Tai vėdinamui fasadui dar būtų galima rinktis fibrocementinės dailylentės. Šiai dienai mes jau turime pavyzdžių su dailylentėm, būtent fibrocementiniam Lietuvoje ilgiau negu 13 metų stovinčių. Jie nėra nei nublukę, nei tie patys dažai ar ne atsilupę. Tai klientas tą vertina, nes jis taupo tiek savo pinigus, tiek laiką būtent ilgesnio laiko perspektyvoje, kad ateityje jam nebereikėtų grįžti prie tų pačių darbų. Šiandieną daug kalbėjomės apie spalvas, tamsias spalvas interjere. O kokios spalvos pagrindė vyrauja fasaduose? Pastebi tendencijas? Pagrindinės spalvos vyraujančios yra būtent žemės spalvos, tai rudos, rusvos, bet tam tikrose regionuose, kaip Vilnius, Pajūrys, jau populiarėja būtent tos tamsios, pilkos, šaltesnės ar ne spalvos ateinančios iš Skandinavų. Ar spalva daro įtaką fasado kainai? Tai labai priklauso nuo medžiagos, nes jeigu mes žiūrime į dekoratyvinį tinką, tai jis yra tonuojamas. Tai kuo spalva ryškesnė, kuo jinai yra sodresnė, tuo tas dekoratyvinis tinkas yra brangesnis. Jeigu mes žiūrim į dailylentes, kurios jau yra dažytos ar ne, arba plokštės, kurios jau yra dažytos, to produkto kaina jau yra standartinė ir įtakos didelės neturi, ar tai bus ryški ar mažiau ryški. Ar ne. Mano pagrindinis patarimas būtų visada renkantis bet kokią fasado apdailos medžiagą, lyginti kainas ne vieno produkto, tarkim, ne vienos dailylentės, ne kažkokio tai maišelio ar kibiro dekoratyvinio tinko, bet lyginti bendrą sąmatą, tai yra pilną. Pabaigai norėčiau pasakyti, kad labai svarbu yra vadovautis gamintojo instrukcijom montuojant fasadą, nes kitu atveju yra pridaroma klaidų ir patiriami nuostoliai.